tie, kas ne pirmą kartą, tikriausiai daugiau mažiau žinos, turim vieną kitą naujieną, bet standartiškai pradžia ir tada bus prisistatymai. Nu, paskui, Lina, jau tada lauksime jūsų pranešimų. Labas, Dariau. Gerai, tai tada pradėsim tiek pabiškį, kas prisijungia tik dabar, tai labas vakaras, dar kartelį sveiki prisijungia prie Dirbtinio intelekto klubo, tie, kas pirmą kartą, matau tikrai veidų, kurie ne pirmą kartą dalyvauja, tai smagu matyti, kad kartu judame priekį, dalinamės, keičiamės ir galvojam, kaip čia galima neatsilikti nuo tų technologijų, ypatingai paskutiniu metu besikeičiančių ypatingai dideliais tempais. 20 susitikimas, kaip tradiciškai, kiekvienas antradienį 7 valandą mes čia dalyvavome, dalinamės ir kalbame apie dirbtinio intelekto naujoves, pritaikymą ir tiesiog bandome padėti suprasti vieni kitiems ir galbūt patys pasidalinti, pasisemti tam tikros informacijos ir žinių, kaip mes galime jį pritaikyti kasdienybėje, mūsų veiklose, versluose ir kitose srityse. Tai, kaip minėjau, trumpi prisistatymai, šiandien tema yra programuotojams aktuali, bet aš tikiu, kad ne tik tai jiems, nes mes su Linu kaip diskutavom, kad tai platesniam spektrui pritaikoma, tai tikrai negalvokit, kad jinai bus labai techninė, bet labai džiaugiamės, kad Linas rado laiko ir šiandien pasidalinti savo įžvalgomis, žiniomis. Tai jisai užėmė šiandien tą karštą kėdę, kurią lygiai taip pat kaip ir kiekvieną savaitę mes turime šitą laiką visiems mūsų klubo nariams arba kviestiniams svečiams, tai jeigu turite vieną ar kitą informaciją, kurią norėtumėte pasidalinti, galbūt žinių įžvalgų, ar tiesiog esate susikoncentravę vienoje ar kitoje srityje, kur turite didesnį žinių bagažą, tai drąsiai kviečiame susisiekti su mumis ir pasitartumėm laiką ir patogiu metu galėtumėte prisidaryti. Aš kalbu antradienį 7 valandą vakare, bet tiesiog vieną iš tų dienų. Tai kaip minėjau, klubas skirtas praktiškai pritaikyti dirbtinio intelekto sprendimus, mes žiūrime į tą praktinę dalį ir, aišku, dalintis patirtimi tarp mūsų visų. Tai labai džiaugiamės, kad partneris Martynas, nežinau, ar šiandien yra prisijungęs ar ne, kol kas nepastebėjau, bet yra mūsų partneris, tai Masters Apps, būtent vienas iš tų įrankių, kuris padeda automatizuoti procesus. Mes kaip asociacija, kuri organizuoja dirbtinio intelekto klubo susitikimus, tai verslių žmonių asociacija, esame įsikėlę vieną iš tikslų, kad tai 50% visų mūsų procesų veiklos automatizuoti. Tai judame tą linkme ir ieškome tiek ir partnerių. Tai labai smagu, kad Martynas pasiūlė sprendimą, kuriame iš tikrųjų matome perspektyvą ir jeigu vėliau aš galbūt šiek tiek daugiau pasidalinsiu, bet mes turime tokius naujienlaiškius, kurie išvažiuoja kiekvieną savaitę. Šitas toks pirmas mūsų bandymas pritaikyti būtent tam tikrus automatizuotus sprendimus procesuose. Ir pabiškai judam su didesniais tikslais. Aš kaip minėjau, klube tikrai yra žmonių, kurie turi gerokai ambicingesnius tikslus įsikėlę, iki 97% veiklos Webdarius, kuris marketingo srityje darbuojasi. Tai ta automatizacija žengia visų tempu ir labai sveikintina, kad turime pavyzdžių, kurie dalinasi savo patirtimi ir mes galime iš tikrųjų vienaip ar kitaip žiūrėti, kaip ir tas savo veiklas ar savo kasdienybę padaryti šiek tiek paprastesnė, lengvesnė ir bent iš dalies automatizuota. Tai kviečiu visus, kas dar nesat prisijungti prie mūsų WhatsApp grupės, ten vyksta diskusijos, kanalai, kažkokie klausimai, jeigu tai iškyla vienoks ar kitoks klausimas, tai būtent tai ir yra bendruomenės chatas, kur tiesiog galime pasidalinti, užduoti klausimus ir tiesiog pasidalinti vieną ar kitą informaciją, kuri yra aktuali. Kaip minėjau, klubo naujienlaiškiai, penktadieniais išvažiuoja, tai jeigu norite lygiai taip pat užsiregistravote, mes jūs pridėsim prie to. Tai tuo pačiu mažas eksperimentas ir pačio klubo, nes mes dalinamės ir klubo narių sukurtais įrankiais ir įžvalgomis, tai jeigu norėsite, turite kažką patys galbūt sukūrę, nes tikrai žinau, kad yra klube žmonių, kurie dirba tiesiog kūrė įrankius ir jeigu turite vieną ar kitą sprendimą sukūrę patys, tai susisiekit, mes galėsim lygiai taip pat pasidalinti nuorodą ir trumpai pristatyti ir, vėlgi, tai auditorija, kur galima pasižiūrėti, pabandyti pritaikyti vieną ar kitą sprendimą, kuris yra sukurtas. O ypatingai smagu matyti, kad lietuvių sukurti sprendimai žmonių, su kuriais galbūt mes bendraujame, dirbame ar tiesiog komunikuojame, tai visą laiką malonu matyti
tos vienus ar kitus sprendimus, kuriuos yra padarę žmonės, kuriuos mes vienaip ar kitaip pažįstame. Tai taip pat penktadieniais 11 valandą daugiau techninis renginys, ne, tai susitikimas, kurį organizuoja Martynas, galbūt nuorodai pasidalinsit. Taip, aš jau pasidalinau. Sveikas. Labas. Tai super, 11 valandą daugiau techninis, automatizacinis, vėlgi susitikimas reguliariai kiekvieną penktadienį 11 valandą. Taip pat kviečiu prisijungti, jeigu praktiškai ieškote, kaip tai pritaikyti ir vieną kitą sprendimą pabandyti gyvendinti. Messenger grupė, kur taip pat Messenger'e turim atskiras pagal temas, galbūt nėra aktualu jums viskas, kas vyksta dirbtinio intelekto pasaulyje, bet pavyzdžiui įdomu audio kūrimas, sakykime, arba vizualo kūrimas, ne, su dirbtiniu intelektu, kur kažkokia nišinė tema, tai kviečiu prisijungti ten, nes ten yra pogrupiai. Nėra labai aktyvus dabar, jeigu atvirai, bet aš manau, kažkam iškilus klausimų, tai tikrai gali būti pravartu būti ten ir vėlgi pagal poreikį galėsite pabendrauti ir mes visi galime užduoti bei padėti vieni kitiems atsakyti vienus ir kitus klausimus. Na, kitos savaitės svečias, tai turėsime Tomą, nežinau, ar Tomas irgi šiandien yra ar nėra prisijungęs, bet kitą savaitę sakė pasidalins savo įžvalgomis apie būtent muzikos kūrimą. Turėjome svečią prieš kurį laiką, prieš mėnesį, galbūt 2, taip pat buvo muzikos kūrimas su dirbtiniu intelektu, tai dabar turėsime šiek tiek iš kitokios perspektyvos, tai kviečiu kitą savaitę prisijungti taip pat prie mūsų. Na ir čia, kaip minėjau, kitą savaitę, jeigu gyvai būsite Kaune, trečiadienis, 17:30 valandą Kaune, 17:30, taip, tai bus redakcijoje, kai užsukite pas mūsų svečius, tai coworkingo erdvė, pačiame Kauno centre, ir džiaugiamės, kad iš tikrųjų turėsime įdomų svečią, Algirdas Stonys, Softo įkūrėjas, tai vėlgi vizionierius žmogus, kuris dar gerokai atsimenu prieš visą šitą dirbtinio intelekto bumą, jau sėdėjom kavinėje ir jisai pasakoja apie visus tos grandiozinius planus, kurie ateityje technologiniam ypatingai sektoriui, kokios galimybės atsiveria ir aš tuo metu taip klausau ir galvoju, jo, čia taip skamba labai futuristiškai, bet iš tikrųjų pasižiūrint dabar apie tai, ką pasako, ką kalbėjo, tai atrodo labai elementarūs dalykai, kurie jau plačiai pritaikomi ypatingai užsienį ir iš tikrųjų žmogus su išskirtiniu požiūrio tašku, bent jau žiūrint mano akimis. Tai dar porą vietų turime, čia yra QR kodukas, jeigu norite, užsiregistruokit, renginys nemokamas, bet aš kaip minėjau, mes irgi atsirenkam, tai visi orientuotas ir skirtas į inovatyvaus verslo kūrėjus, tai nebūtinai technologinis sektorius, bet žmonės, kurie ieško pritaikyti inovatyvius sprendimus savo versle. Taip, toliau. Dar šis mėnuo, čia tas mėnuo, kada mes, kaip ne pelno siekianti organizacija, verslių žmonių asociacija, kviečiame jūs, jeigu matote prasme to, ką mes darome, jeigu tai patinka turinys ir ką mes iš tikrųjų kūrėme, čia nėra vien tik tai dirbtinis intelekto klubas, bet mes organizuojam ir kitus renginius, kaip minėjau, tai kviečiame nepamiršti mūsų skiriant, deklaruojant pajamas ir skiriant GPM paramą vienai ar kitai organizacijai. Tai verslių žmonių asociacija. Taip, trumpai tiek. Neįsiplėčiau. Tai turime eterio laiką jums. Prašom, įsijunkit kamerą, mikrofoną, ar nebūtinai, galbūt tiesiog taip susipažinkime. Tai būtų labai malonu, jeigu kažkas ryžtųsi padaryti tą pirmą žingsnį, kurį dažniausiai sunku padaryti. Ne? Jeigu galiu, pradėsiu, tada tai bus paprasčiau visiems. Sveiki, esu Martynas, Davidas jau paminėjo, esu irgi partneris iš AI Masters Apps, siūlome verslo įrankių paketą, daugiau negu 70 įrankių po vienu stogu. Ir vienas iš tokių naujausių, beje pasidalinau nuorodą penktadienio renginiui, kurį mes darom kiekvieną penktadienį, virš 90 žmonių jau yra užsiregistravę, tai pati nauja svetainė tik penktadienį ir buvo paruošta su tais pačiais įrankiais, wipe coordinant viduje pačios platformos, sujungiant visus įrankius į vieną krūvą ir panašiai per mažiau negu 4 valandas. Tai čia tokia mini demonstracija, ką galima, iš tikrųjų ten galima žymiai daugiau, yra SRM-as ir visokių dokumentų pasirašymo automatizavimo įrankiai ir taip toliau. Ir AI studija, agentų studija ir panašus dalykai.
Tai va, ir pats ne tai, kad su automatizavimu, bet su skaitmeniniais projektais dirbu daugiau negu 26 metai. Šiuo metu gyvenu Valencijoje, Ispanijoje, jau 10 metų čia gyvenu, tai ne šiuo metu, o jau čia ir gyvenu. Ir šiaip dirbu su įvairiais verslais iš viso pasaulio. Su Lietuva netgi, sakyčiau, labai mažai arba beveik iš vis nedirbu, tai buvo smagu pamatyti, kai Deividas pradėjo organizuoti šitos susitikimus, tai visai įdomu prisijungti ir surasti bendraminčių, kurie irgi kasdieną sėdi ir automatizuoja ar bando pritaikyti AI savo veikloje ar savo klientų veikloje. Tai ačiū, tiek. Ačiū, Martinai. Aš dar tuo pačiu norėjau padėkoti kolegoms, tai Edvinai ir Martinai, kad praeitą savaitę padėjot sužiūrėti visą renginuką ir puikiai susigrojot ir pavadavot. Tai... Man atrodo, organiškai ten viskas gavosi ir labai net per daug neprisidėjom. Gerai, ar turim dar norinčių prisistatyti? Aš žinau, čia tas vangus tokia pradžia, bet, skirkit minutę kitą, visą laiką smagu susipažinti ir pažinti vieni kitiems. Ne? Žinau, galiu aš, jeigu niekas nedrįst. Taip, Gedai, labas. Labas vakaras visiems, tai aš esu grafikos dizaineris, su DAI, žinau, keliauju jau keletą metų. Naudoju ne vien grafikos dizainę, stengiuosi tam tikrus procesus automatizuoti, panaudoju ir grafikos dizainę, tai reiškia vizualų kūrimas, video kūrimas, bet šalia ir vibe-codingas ir viso kito. Tai kad ir šiandien galbūt rašiau postą, ar čia paradoksas ar ne, bet tam DAI amžiui mums vis labiau reikia tų tokių susijungimų, grupių, ir bendruomenių, gyvų pabendravimų ir todėl esu čia, esu ir penktadieniais pas Martiną ir vakar Šiauliuose darėm gyvą susitikimą, tai čia kažkada vėl važiuosiu į Vilnių, į Kauną, tai stengiuosi visur sudalyvauti dabar, nes kažkaip reikia to, nes vien sėdint atrodo su DAI-um gali ir išprotėti kartais. Tai to gyvo bendravimo noris. Tai trumpai tiek. Gedai, kitaip tariant, gyvas bendravimas niekur nedings, kaip čia visi kalbėjo, kad žiūrėkit, technologijos toj paims iš viso, mes vieni kitų nepažinosim, nemokėsim net bendrauti, nemokėsim pasisveikinti, kalbėti. Manau, kad ne visiškai taip. Ne? Greičiausiai jo, kad taip nebus tikriausiai. Gerai, dar turim šiek tiek laiko. Prašom. Aš galiu pasidalinti. Labas, Dariau. Mano atradimas Mindaugo dėka tai yra, kad ant Paperclipo, jeigu ką nors tai sako, tai yra orkestravimo programa, tai ant Paperclipo paleist system promptą. Tai reiškia susiaurina rolę. Kad dabar, kad įsivaizduot, kaip dirbtinio intelekto tas chatbotai kaip veikia, čia chatai tie, ne? Kad jeigu yra, aš atidarau, kad ar ChatGPT, ar Gemini langą ir jam parašau promptą ir pasakau, va dabar tu esi ten, pavyzdžiui, grafikos ar ten marketingo specialistas ir dabar su to rolę pradėk daryti darbą. Yra galimybė tą rolę užduoti dar prieš promptą. Tai reiškia, kad kai dabar rašomas bendrai, kaip mes dabar visi iki šiol naudojame, jeigu nenaudoja system prompto, tai reiškia, yra bendra ta nervinė ta jungtis ir tada užduodamas promptas. Ir jisai reiškia, būdamas ir biologas, ir chemikas, ir kas bebuvė fizikas, ir tada jam tą užduodam rolę, bet iš viso to bendro rolių puodo. Bet system prompto dėka galima jį susiaurinti iki tos norimos temos ir jeigu jisai ten plys ar kažkaip tais, gaunasi, kad įspraust į rolės realų tunelį. Ir dar netgi tame tunelyje dar labiau sufokusuoti jo rolę, kad jisai tik tose rėžiuose atliktų ir tokiu būdu išgauti efektyvesnį tos užklausos rezultatą. Tai čia mano yra atradimas system promptas, jeigu bus įdomu, galiu papasakoti. Realiai veikia ir kas įdomiausia, kad jį aktyvuot reikia paleisti naują sesiją. Ir tai dažniausiai yra nepatogu, nes jeigu aš padaviau užduotį, aš nuo jos
sesijos netidarysiu, nes toji sesijoje turi vykti. Tai va, Paperclip yra programa, kuri leidžia aktyvuoti, vadinkim, paleisti naują agentą, kuris yra jau su tuo system promptu. Tai va, čia yra afigienas atradimas, kur va, dabar visus persidarinėjau savo agentus, kurie tiksliau veikia ir realiai tas matosi, kad veikia jis tiksliau. Ir čia yra Claude kodo dokumentacijai. Tai va, ačiū va, Mindaugai, kuris pasidalino, paeksperimentavo ir vidurnaktį sėdėjom, žiūrėjom į kokį pusę valandos ekraną ir ką jis tenais grumulioje. Ir realiai sugrumulojo pakankamai saugumo tema, davėm užduotį ir realiai atpažino ir vadovavos tik tais to promptu. Tai va, tiek norėjau pasidalinti. Linkiu klestėti. Ačiū, Dariau. Tu gal trumpai dar prisistatysi, nes atėjai su naujienom, bet nepapasakoji, kas esi, ką veikia. Esu Darius, jau galim save vadinti AI-aus generalistu, toks naujadaras. Tai aš tikiu dirbtinio intelekto galimybėm, kad galima su juo kurti įrankius, taip pat aš išsigryninau, kad mano tikslas yra kurti klientų aptarnavimo sprendimus, tai pavyzdžiui, chatbotas vienas iš jų, ir galimybė greičiau paskaičiuoti, pateikti pasiūlymus klientams. Tai va, ar tai bus baldininkas, ar tai bus apdailininkas, ar tai bus koks nors terasų gamintojas, kad va, tokiem verslam gamint įrankius, kurie dirbtinio intelekto dėka, automatizacijos dėka, jų klientai gautų greičiau pasiūlymus, o jiem nereikėtų savaitėm ruoštis pateikti pasiūlymus. Tai va, linkiu klestėti. Ačiū tau. Gerai. Edvinai, ar tu norėtum praeitą savaitę, tu taip ir nepristatėjai, man atrodo, nepasidalinai. Gal norėtum šią savaitę mums visiems prisistatyti? Nėra, Edvino. Na gerai, tai tada ko gero judėsim su kita dalim. Ar Linai pasiruošęs esi? Paspaudžiu mikrofoną ir dabar jau pasiruošęs. Tik tai tos slaidus reikia pasileisti. Aha, išjungiu savo, Gerai, dabar. Man teko garbė studijuoti matematiką ir informatiką truputį. Ir ten buvo toks epizodas, kad habilituotas profesorius daktaras nesugebėjo PowerPoint'o pasileisti, tada pasikvietė savo draugelį, tada kitas dar pasikvietė draugelį, iš viso kažkur sumoj apie 100 metų patirties dirbo prie vieno PowerPoint'o pasijungimo. Tai aš iš savęs daugiau gal ir nesitikiu. Tuoj. Šitas. Ar matosi kas nors? Matosi turbūt, jo? Jo. Tai sveiki visi. Mano vardas yra Linas Valiukas. Aš esu programuotojas, kas yra jau truputį tokia dar nenužydėjusi, bet jau į pabaigą profesiją. Aš kaip save matau, aš programavimą užsiėmiau 20 metų, aš studijavau žurnalistiką. Ir su visą tą AI revoliuciją, su visu to traukiniu matau save kaip save ir savo profesiją kaip paguldytą pačiame priekyje ant bėgių prieš tą traukinį. Tai dėl to ir pats mėginu mokytis AI toolingo įvairaus ir padėti kitiems. 20 metų daugiausiai užsiėmiau žiniasklaidos tyrimais. Tai yra, dirbau prie tokio projekto, kur mes bandėm parsisiųsti labai daug žiniasklaidos į vieną kompiuterinę sistemą ir tada ją analizuoti, bet šiaip visokio velnio esu pridaręs per tos 20 metų. Androido, iOS appsų, kiek websaitų, kiek iš shopų esu išperdęs, tai man dar dabar sapnuojasi kai kurios patirtis. Ir šiandien norėčiau pašnekėti ne tiek apie programavimą, bet apie programavimo pamokas, kurias ne tik aš, bet kiekvienas programuotojas išmoksta savo krauju ir prakaitu su patirtimi, kurios, man atrodo, labai tiesiogiai išsitransliuoja į jūsų, kurie galbūt nesat programuotojai, į jūsų esamą arba būsimą patirtį su AI, nes viena vertus AI yra technologijos produktas, tai naudojant AI, tos pačios technologijos taisyklės dažnai atitinka ir taip pat daug iš jūsų bando atimti mano duoną ir patys suvibekodinti kažkokius tai produktus ir
tos problemos, su kuriuom aš susiduriu ir susidursiu, neišvengiamai jūs irgi susidurite su to. Tai dalis tų problemų nebus naujiena, dalis bus, tai kaip čia slaidą pakeisti. Slaidų, žinoma, vaipkodinau, tai ten nežinau, ar iki galo viskas veiks. Bet lyg ir jo. Pirma trumpa reklamėlė. Bandau šiek tiek pivotinti ir pasinaudoti savo programavimo patirtimi ir konsultuoti mažus ir vidutinius verslus dėl AI integracijos. Pradėjau nuo OpenClaw instaliavimo. Man skambindavo, susitardavo su manim, kad noriu to OpenClaw, tai aš jiems suinstaliuoju tą OpenClaw. Bet tada žmonės pasišneka su to OpenClaw ir ten, gerai, šią mano asmenybę nustatė ir kas dabar neįdomu, tai dabar užsiemu platesnėm AI integracijom. Kas kam šauna į galvą. Tai jeigu bus įdomu, pirma konsultacija nemokama, galim tiesiog pasišnekėti, man irgi labai įdomu, ko jūs užsiemat. Tai kaip aš matau, su AI, žinoma, ir viskas pasikeitė, ir niekas nepasikeitė, ir jeigu mano patirtis ten yra tokia kažkokia, tai programuotojai ir technologai kai kurios metodus ir klaidas jau nustatė 70-aisiais ir jie vis su AI tos klaidos kartojamas. Tai yra Brooksas parašė knygą The Mythical Man Month 75-ais, kuri labai įdomi knyga, jie yra apie programinės įrangos projektus ir labiausiai apie tai, kodėl nepaisant didelių biudžetų ir labai protingų žmonių ir labai geranoriškų ir kantrių ir niekas ten nesigauna. Tarkim, kodėl vienas iš pavyzdžių, kodėl taip yra, jeigu dirba, tarkim, 3 programuotojai ir panašu, kad projektas vėluos. Jeigu nusamdai 4, tai projektas dar labiau pradeda vėluoti. Tai, manau, tai yra geras skaitinys visiems. Na ir po to mes po Brookso laikais dar nebuvo kaip ir to World Wide Web išrasta, po to Webas, po to buvo Agile, tada atsirado ChatGPT ir štai esam mes, bet aš vis matau pasikartojimą, kad tos pačios bėdos. Viskas sukasi ratu ir nieks nieko neišmoksta. Tai pirmas dalykas, aš pažiūrėsiu ir slaidą, gal pabandysiu zoom out padaryti. Suveikia. Pirmas dalykas yra toks legendinis ne tiek jis programuotojas, kiek kompiuterių mokslininkas Donald Knuth ir prirašęs ten visiškai legendinis, apie jį labai nesiplėsiu, bet kompiuteristams jis yra dievas. Ir jo viena žymiausių citatų yra angliškai skamba kaip premature optimization is the root of all evil. Tai reiškia, kad jeigu kažką padarai ir vietoj to, kad toliau darytum, tu pradedi optimizuoti, ką jau padarai. Nors tu dar iki galo nežinai, ar iš tos optimizacijos tau bus kažkokios naudos. Tai jis išsireiškia, kad tai yra blogiausias dalykas, kas gali nutikti, taip grubiai tariant. Ir čia, kaip tai išsitransliuoja į AI reikalus, aš ir Facebook'e, ir iš klientų, ir iš draugų dažnai matau, kai kas nors bando optimizuoti AI tą toolingą, ypač ant kainos. Pilnas Facebook'as klausimų, kokį man lokalų modelį panaudoti, kokį man, ar čia kinietiška už tiek centų, ar tiek centų. Tai mano patarimas būtų, kad jeigu turi 20 eurų per mėnesį, nusipirkite tiesiog prenumeratą tai, kas yra geriausia šiandien. Ir jeigu bandot ar kurti produktus su AI arba kažką automatizuoti su AI, visą laik bandykit, iš pradžių bandykit dirbti su tuo, ką jūsų piniginė geriausia gali įpirkti. Nes su tais lokaliais
aš labai norėčiau, kad tie lokalūs modeliai veiktų ir labai tikiuosi, kad tie vadinami open weights modeliai, kuriuos galima atsisiųsti, kad jie išpopuliarės ir nereikės kompiuterio už 30 000 pirkti, kad galėtum juos pasileisti namuose ir atominės elektrinės šalia statyti, bet šiai dienai taip nėra. Yra šiek tiek proveržių, yra Gemini 4, kuris neblogai veikia ant įperkamo kompo, bet nenoriu keiktis, bet ten palyginus su Frontier modeliu už 20 €, tai yra šūdas. Tai nusipirkit cloud ir naudokit cloud. Jeigu šiandien bandot kažką padaryti su free bet kokiu modeliu, geriausia nešvaistyti tam laiko. Vėliau, jeigu jau įsigilinsit, jeigu kažkokius paprastus klausimus gali atsakyti tas koks nors lokalus, arba pigus, arba nemokamas modelis, tada jau gal galima optimizuoti, bet negalima optimizuoti ypač ant pinigų, tik tai pradedant. Kita pamoka būtų, pirmą, bet ką darot, padarykit paprastai. Kiekvienas kompiuterasas savo mokymosi kreivę pradeda nuo to pačio. Iš pradžių atsiverti knygą apie kokią nors programavimo kalbą, ir tada rašai print, ten labą dieną, paspaudi paleisti, tada kompas parašo labą dieną, wow. Tada parašai print, labą dieną, bet ten pridedi ciklą, kad išspausintų labą dieną 10 kartų, vėl paleidai, vėl veikia. Vėliau jau kaip biški pramoksti, kiekvienas IT-šnikas atranda visokius toolsus, frameworkus, visokį velnę ir suinstaliuoja ir bando, viską daro sudėtingai ir tuo labai didžiuojasi. Apie tą sudėtingumą aiškina kitiems, tada traukia, jeigu dirbamo komandose, tai tada, žodžiu, vyksta diskusijos, kaip kažką padaryti, tai jie traukia antklodę į savo pusę, sako, reikia čia padaryti taip, kaip Google'as daro, ant Kubernetes technologijų, kad čia Helm chartai ten kažkokie veiktų, pirmien atgal. Ir tada jau, kai kompiuteristas pasensta ir nuplinka, kaip aš, tada vėl atsiranda tas paprastumo ieškojimas ir tas paprastumas įprastai, viską padaryti paprastai yra daug sunkiau negu sudėtingai. Tai kaip tai išsiverčia į AI, dabartinės tas toolingas ir tie produktai, kurios kuriat su AI, jie turi ten visokių skillsų, MCP serverių, dashboards, webhookų, pluginų, bet su prieš tai minėtų cloud kodu už tikrus pinigus, už 20 €, 90% galima tiesiog rėkiant to cloud kodo ir cloud kodas ima ir padaro ir kažkokiu būdu išsiaiškina. Tarkim, kartais jis nenori ko nors daryti, sako, no, that's not possible. Tada sakai, baigtų, possible. Eik, atsidaryk browserį, pats ir išsiaiškink, daryk screenshotus. Man labai svarbu. Anksčiau, pasak mitologijos, veikdavo metodas, kad jeigu AI-us nenori kažką padaryti, tai gali prirašyti, bet kitaip mano baba numirs. Ir tada AI-us labiau užsinori kažko užsimti. Tai dar kartą, bandykit viską daryti paprastai ir kuo paprasčiau ir galvokit 2 ar 3 kartus prieš bet kokį reikalų komplikavimą. Ir vėl tai galioja ir su produktais, kuriuos jūs sukūrėt, tarkim, websaitas ar kažkoks web appsas. Simple. Dar viena pamoka, neprisiriš prie vieno modelio, vieno įrankio. Tarkim, šiandien the best du jour yra cloud kodas. Čia galima būtų ginčytis, yra OpenAI fanų, man atrodo, ir šitoje grupėje. Kiekvienas iš tų providerių labai norėtų, kad jūs savo, kad jų produktas būtų taip vadinamas sticky. Tai yra, kad jūs jau visą savo workflow pasijungiat ant kažkokių skillsų, dar kažko. Ir tada, kai atsirastų geresnis arba pigesnis modelis arba kažkoks konkurentas,
kad jums išsikraustyti būtų labai sunku arba labai brangu, arba gal geriausiai tai neįmanoma. Kompiuterijos pasaulyje žymiausias šito talento naudotojas yra turbūt Microsoft, kuris nepriklausomybės aušroje, kai ne tik, kad ignoravo nelegalius Windowsus naudojimus Lietuvos mokyklose, bet dar ir padėdavo jos biškai instaliuoti ir Office'us tam, kad sėtlė buvo teisingai nustatyta, kad jeigu mes 95 esame ubagai, tai 2026 jau turėsim pinigų ir reikėtų pasiekti, kad 2026 jau niekas nebežinos apie Microsoft Office alternatyvas arba Microsoft Teams alternatyvas, arba mačiau kažkas skundėsi šito, koks Microsoft AI cowork'ų, žodžiu, kad būtų labai sunku išjudėti iš Microsoft ekosistemos. Tai AI provideriai irgi labai norėtų, kad tai būtų. Tai kai kūrėt, geriausias būdas pasilikti savo galimybę migruoti tarp įvairių AI providerių yra visas tas instrukcijas, visą tą workflow laikyti paprastą teksto formą. Nes aš manau, kad ilgą laiką LLM-ai dirbs puikiai vien tik tai su tekstu ir tą kažkokį tekstą, instrukcijas, kurias jūs dirbat ir išdirbat, jas bus galima nukopipeistinti tiesiog ir gana greitai perkelti į kitą modelį. Truputį atsigersiu. Dar viena klaida, kurią matau dažnai kiti daro su AI-om ir kompiuteristai. Visą laiką kiekvienas kompiuteristas nori kažką perdaryti per naują. Yra kažkas veikia, bet atsiranda tokia ambicija, aš padarysiu geriau ir tu tada bandai išrasti dviratį per naują. Ir čia šiek tiek gal ne iki galo vykusi mano analogija su AI, bet ką norėjau pasakyti, visos tos problemos, kurias mes bandom spręsti su AI šiandien, tarkim, konvertuok ten paveiksliuką į PDF, arba iš PDF padaryk paveiksliuką, arba nusiųsk arba Wordą, arba dar kažką, visas tas problemas kažkaip sprendėm ir prieš AI reikalus. Ir yra labai daug įrankių prirašyta ir tie įrankiai veikia idealiai. Ir AI-us gali vietoj to, kad jis pats, tarkim, kokį čia pavyzdį pasitelkti. There is an AI for that. Ne visiškai taip. Tarkim, reikia konvertuoti Markdown failą į Word failą. Tai galima AI priversti perskaityti Markdowną, tada nueiti perskaityti, kaip Word XML specifikacija atrodo, iš to Markdowno suformuoti kažkokį ten failą, tą XML failą, tada suzipinti tą failą, bet aš siūlau į savo AI workflows prirašyti instrukciją, kad mielas AI, prieš bet ką darant, eik pasižiūrėk, ar mano kompiuteryje ar sistemoje nėra kažkokių įrankių, kuriuos tu galėtum pasimti ir panaudoti. Tarkim, konvertavimui iš Markdown failo arba tekstinio failo yra puikus įrankis Pandoc. To įrankio, kaip pavadinimo jo nereikia žinoti, reikia tik tai pasiūlyti AI, kad jis prieš ką nors darydamas jis truputį pagalvotų apie tai, kokį įrankį jis gali pasinaudoti. Ir kartais ir paskatinti AI, kad jeigu to įrankio nėra, paskatinti AI, kad jūs paskatintų, kad tą įrankį reikėtų instaliuoti.
Tada dar iš tokių patarimų, jeigu išeina, bandykit su AI-om šnekėti angliškai. Nu, mes visi bandėm, mes žinom, kad anglų kalba jam AI gaunasi puikiai. Lietuvių kalba gaunasi priklauso nuo modelio arba puikiai niekada, gaunasi kažkas tarp gerai ir vidutiniškai, dar priklauso nuo modelio, nuo sąlygų. Taip yra dėl to, kad AI-us viduj tarsi tos kalbos kaip ir neturi. Jeigu AI-us sakai žodį šuo, jis savo tam skaičių modelėje suranda tą konceptą šuo ir tame prie žodžio šuo yra vokiškas hund, angliškas dog. Ir dažnai jis šunį ir lietuviškai ir angliškai supras. Bet vis tiek yra vertimų gali būti vertimo klaidų ir čia aš vedžiau paralelę apie tai, kad kai buvo Mirko laikai, jeigu kas nors tokiuose dalyvavo ir prisimena, kompiuteristų Mirko kanaluose būdavo dažna tema, tada su anglų kalba buvo biškai prastai ir buvo toks sentimentas, kad žinot ką, man anglų kalbos nereikia, aš visą literatūrą apie kompus, apie Linuxą kažką skaitau rusiškai, ir taip, galima su rusų kalba kažkur ten, buvo galima su rusų kalba kažką ten išsiaiškinti, nuspręsti, sužinoti, bet anglų kalba vis tiek yra karalius ir AI modelių bus karalius dar ilgą laiką. Tuomet kažkada seniai dirbau prie mašininio vertimo projekto Lietuvių kalbos institute ir svarstėme įvairius būdus, kaip galima tą mašininę. Mes bandėm padaryti tokį ale Google Translate. Bent jau apie tai vyko diskusijos. Galų gale nieko nesigavo. Nesigavo dėl to, kad statistiškai lietuvių kalba nėra prirašyta tiek teksto, kad iš jo būtų galima kažką gero padaryti. Neprirašė Žemaitė ten tiek tų raštų ir Vidūnas ir Vaižgantas ir jo. Numerį pirmą. Čia, žinoma, ta sąlyga galioja tik tai tada, jeigu išeina. Aš man atrodo, jeigu jūsų anglų kalba ribota, tai tada vis tiek šnekėkitės su botu lietuviškai, nes AI-us kaip dalykas per svarbus. Tada prieš paskutinę pamoką, automatizuoti galima viską, bet yra žymus komiksas, kurį aš čia bandžiau perpiešti su AI-us pagalba, kad kai galvoju ar kažką automatizuoti ar ne, iš pradžių galvoju, sumodeliuoju, aš čia suautomatizuosiu tą ir tada tiek daug laiko sutaupysiu ir likusį laiką žiūrėsiu Netflixą, kol kompas veiks ir už mane dirbs. Bet su dažnu uždaviniu ta automatizacija pati labai ilgai užtrunka ir tu paskęsti detalėse. Ir aš manau, tai reikia visą laiką turėti omeny. Tai taisyklė yra viena išimtis, nebent jeigu žaidžia su AI-om ir mokotės tiesiog kaip su to AI-om naudotis. Tada galima jau automatizuoti, ką tik tai nori. Ten gali šviesų išjungimą ir jungimą jokio skirtumo. Nes tas mokslas kaip savaime yra jūsų tikslas tuo metu. Bet jeigu tikslas yra kažkokia automatika, tai turėkite omeny, kad kažkurioje vietoje, kaip minėjau, galima paskęsti detalėse ir tada jau iš automatizacijos nėra labai daug naudos. Turbūt prieš paskutinę pamoką yra, užmiršau kaip angliškai vadinasi, second system effect. Tai paprastai tariant, kompiuterijos pasaulyje, jeigu padarai kažkokį produktą, pirmą variantą, jis veikia ir labai dažnai kompiuteristai nusprendžia, gerai, čia padarėm, veikia, bet Dieve mano, kaip mes blogai padarėm, neduok Dieve mano mama pamatys, kaip mes čia darėm. Reikia ne tai, kad
kažką biškai pataisyti. Reikia paimti tą produktą, išmesti jį ir tada daryti per naujo, bet tada pasinaudoti tom pamokom tipo, kurias mes išmokom pirmą produktą darydami, ir jau iš antro bandymo, tai jau čia gausis, wow. Beveik visada tai neveikia. Būna stebuklų, kai veikia. Žinau 2 pavyzdžius. Vienas yra, kai juodai giliai nesuveikia. Irgi iš Mirko laikų, gal prisimenat, buvo tokia naršyklė Netscape. Aš naudojau, man labai patiko, puikiai veikia. Tada Netscape'as turėjo gana daug rinkos pyrago gabalo, bet tada Netscape'o kompiuteristai sugalvojo, kad žinot, ką reikia mums viską išmes padaryti, ne tai, kad Netscape versija 2.0, bet Netscape New Generation. Va, čia, kaip ir sakiau, išmokom daug pamokų, dabar mes žinom, kaip čia parsinti tą HTML ir Netscape'as naujas bus nerealus. Darė, tuo tarpu Internet Exploreris suėdė jų market share ir nieko nesigavo ir to naujo Netscape'o niekas nepamatė. Microsoft'e lygiai taip pat buvo su Office'u. Pasak legendos, Microsoft Office'o tas programinis kodas, tas source kodas yra tiesiog, su jo neįmanoma dirbti ir Microsoft'as, neatsimenu tiksliai, turėjo projektą, dar jis codename'ą turėjo ir buvo bandyta visą Microsoft Office'ą perrašyti jau čia ant normalios sistemos. Nieko nesigavo, bet Microsoft'as buvo gudresnis ir pakankamai greit uždarė tą projektą ir nelabai mėgsta apie išnekėti. Tai su AI produktais, arba jeigu darėt kažkokią automatizaciją, arba jeigu su AI bandot padaryti kažkokį programinį produktą, neleiskit savo galvoti, kad kažkurioje vietoje, kad, tai ką padariau, veikia, bet va dabar, reikia imti ir padaryti iš naujo, nes greičiausiai nieko nesigaus. Ką reikia daryti? Atsiprašau. Tai sukandus dantis, taip tas pirmas blynas yra prastas, bet reikia bandyti tą pirmą blyną kažkaip ten klijuoti. Tarkim, jeigu pridegė, tai nekepi antrą blyną, bet paėmė su peiliu ten tos nuodegulius, nukrapštai kažkaip, arba ten kokio cukraus užpili, arba ten su maisto dažais nudažai, kad atrodytų kaip blynas, kaip geresnis blynas. Priešingai mūsų patarliai, klaida yra bandyti naują blyną kepti. Nes iš naujo blyno, būna stebuklų, tarkim, Firefox'as naršyklę ėmė ir perrašė seną naršyklę į naują naršyklę, bet tas stebuklas irgi, anksčiau Firefox'as turėjo beros 20% market share, kur dabar Firefox'as? Aš naudoju Firefox'ą, kas dar? Tai va. Tai likit prie to pačio blyno. Tada su automatizacijom ir gal labiau su to produktu, tos automatizacijos, svarbiausia taisyklė ir man sunkiausia, aš čia gyriuosi 20 metų patirties, čia toks protingas, man tai beveik nesigauna, kartais gaunasi, bet labai sukandus dantis, yra labai norisi kažką jiems su dildę dailinti, daryti, dar diena po dienos, savaitės po savaitės. Bet tai yra klaida, nes kol jūs dailinat ir dilinat, keičiasi aplinkų pasaulis. Negana to, gal tai, ką jūs sugalvojat prieš savaitę, ar prieš mėnesį, ar prieš metus, yra nieko gero. Ir jūs nesat durni žmonės, jūs puikiai tai supranta, dėl to jūs to paleidimo bijot. Va tarkim, darai kažkokį website ir žiūri tą website, galvoji, prastai, man čia gėda, dar aš čia tipo savo vardą užsirašysiu po tą website, dar kas nors atseks, kad aš čia tą website padarysiu ir užbadys pirštais ir nežinau, kaip reikės išnešti šiukšlės, nes kaimynų užbadys. Tai yra racionalu taip galvoti, bet neefektyvu, nes reikia save priversti paleisti net ne pirmą versiją, bet 0.1,
tada trūks plyš padaryti tai, kas dabar, kaip sakoma, kadangi development cost yra 0, nes visi su AI kažką sudevelopina, tai viskas yra distribution. Tada reikia pradėti kuo anksčiau, kuo sunkiau pradėti daryti tą distribution reikalą, tai yra, kitaip tariant, rasti žmonių, kurie arba iš AI automatizacijos pabandyti su tikrais duomenim, kad automatizacija kažką ten darytų, arba jeigu padarot kažkokį produktą, tai ypač už pinigus, tai rast pirmąjį žmogų, kuris nors 1 eurą mokės už tą produktą. Ir tai yra sunkiausia vieta. Šiandien Hacker News tokiame kompiuteristų forume skaičiau, kad psichologinis barjeras su AI toolingu nepasikeitė ir tai yra tas psichologinis barjeras, kodėl yra sunku paleisti tą pirmą versiją. Paralelė su kompiuterija yra irgi iš 70-ųjų metų. Anksčiau, kai tik tai kompiuteriai atsirado, darydavo ten programą, pavyzdžiui, kuri nuskraidina Apollo 11 į Mėnulį ir grąžina atgal. Aišku, tai svarbi programa ir geriau, kad jau ta programa, kad nesulūžtų. Tai pradinis metodas tas programas daryti būdavo atsisėda daug dėdžių, rašo specifikaciją, tada eina į meetingus, tada vėl rašo specifikaciją, vėl į meetingus, tada vėl svarsto. Ir tik po pusės metų ar po metų programuotojai jau pradeda darbą ir tada jau programuotojai dirba ir iki galo viską padaro. Bet kai kompiuteriai truputį išpopuliarėjo, buvo pamėginta tos pačius metodus pritaikyti komercijoje ir pasirodo, kad jie visiškai neveikia, nes kol tu ten sėdi ir programuoji, galbūt pasikeitė verslo sąlygos, arba galbūt klientas jau susirado konkurentą, dėl to buvo sugalvotas tas Agile metodas, kuris yra daug įvairių nuomonių, kas tas Agile, aš kaip jį suprantu, tai yra kuo greičiau kažką padaryk ir kuo greičiau atkišk tą prieš kliento nosį ir sakyk, nes tik tai taip galima eiti tą teisingą kryptimį, kad ir kaip tai sunku būtų. Aišku, po to žmonės sugebėjo ir Agile sugadinti, tai dėl to dabar yra visokie Scrum Masteriai ir visoks velnias, bet čia kita tema. Beveik baigiau. Bonus slaidas. Turbūt visi jau tą žino iš AI ekspertų šitoj grupiai, bet greita metodika, greitas patarimas. Jeigu norit atsikėlę ryte sugalvoti, reikia padaryti website. Nenueikit į chatbotą ar cloud codą, neprašykit padaryk mano website enter. Ką siūlau padaryti, tai rašykit sugalvoju website, 2. Tada rašot, ką jūs ten sugalvojat. Tada po to, ką aš praleidau, kokius gali patarimus suteikti, kokių man detalių reikės, klausinėk manęs, dar ko nors paklausk, apie ką aš nepagalvojau. Ir tada robotas tavęs klausinėja ir to rezultatas yra ne pats website'as, bet yra kitas promptas, kurį jau galima nukopipastint ir galima su to pačiu promptu vėl, ką aš praleidau, padėk man suplanuoti, kaip man organizuoti darbus darant tą website'ą, vėl klausimai, atsakymai, tada yra dar didesnis promptas, jau tą promptą galima kažkur žodžiu dėti ir tada paspaudi enter, eini gert kavos, rūkyti cigaretės, rūkyti nesveiką ir jau tada galima tikėtis, kad kažkoks cloudas jau gale bus jau rezultatas. Tai va, man čia cloudas išperdė netgi demo. Va, čia yra paprastas promptas, padaryk svetainę. Gerai, padarysiu. Ir tada, ta svetainė, va, čia yra ale svetainė apie banglentes. Ir ta svetainė, jį ten, veikia, bet ko paprašiau, to ir gavau, bet tai yra kažkas tokio nuviliančio ir aš turėjau savo galvoje visiškai kitą svetainę, bet gavosi tokią. Bet jeigu
jeigu aš klausiu roboto, ko man reikia, ką pamiršau, ką rekomenduotum, ir su tikslu, kad galų gale išlys promptas, o ne svetainė, tada mes su robotu šnekamės apie tą svetainę, kaip man ten atrodo. Galų gale rezultatas yra ne svetainė, bet promptas. Aš tą promptą nukopijuoju į naują pokalbį, kad išvalyt kontekstą, ir jau tada rezultatė svetainė jau yra biški rimtesnė ir arčiau to, kaip aš įsivaizdavau. Tai tiek, man prieš 2 savaitės, kai buvau šitam susitikime, labiausiai patiko Q&A vieta, tai užsimkime Q&A, galit manęs ko nors paklausti, bet jūs turbūt daug daugiau žinot negu aš. Ir dar kartą mažytė reklamėlė, 30 minučių chatas nemokamas, man irgi įdomu, ką jūs automatizuojate, tai galim pasišnekėti, jeigu. Ačiū labai dar kartą. Linai, ačiū labai už pristatymą. Man čia tokia mintis, beklausant, kilo, negalvojat pakeisti profesijas ir tapti konsultantų, IT specialistų gerbuvio konsultantų, psichologinės pusės. Taip atrodo paprastai tuos dalykus sudėtingus pateikėt, kad įdomu klausyti, ramina netgi iš tikrųjų klausant. Nu, žinau, kaip sako, už pinigus, tai viskas galima. Kažkada, kai buvo Lehman Brothers, kai žlugo, tai su kompiuteriais buvo striuka, tai pardavinėjau festivaliuose koldūnus. Visai geras biznis buvo. Tai ačiū, pamastysiu. Gerai, ar turim klausimų? Dariau, prašom. Nesigirdi Darius, bet Mikrofonas. Ačiū už fainą pristatymą. Humoras labai fainas. Ir man toks klausimas, labai gerai nuskambėjo, kad nereikia didelių sistemų daryti paprastai ir ko paprasčiau, bet jeigu jisai nedaro tai, ko noriu, ir kaip apsisaugot, ir natūraliai tai gimsta jau tada kaip ir, ta sistema ir gimsta, kad kai jis daro to, ko noriu, ir kaip man dabar iš to užburto rato išeiti. Nu, technologiškai AI visada bus randomness, nes ir yra tas temperatūros nustatymas ir negana to, jeigu reikia, tarkim, AI sakai, pasakyk man spalvą bet kokią, nu, tai jam reikia rinktis ir tada yra random. Tai vieną dieną gausi žalį, kitą dieną mėlyną. Vienas iš požiūrio, kaip galima būtų bandyti, tai yra tiesiog, kaip anglosaksai sako, mėtyt makaronus į sieną, kol prilips. Yra daug programavimo kalbų, ten Python, JavaScript. Viena seniausių, mažiausiai mėgiamų, bet populiariausių komercijai yra programavimo kalba pavadinimu PHP, su kuria ten parašytas WordPressas, ten ta programavimo kalba, visi jos nekenčia, bet jį niekaip nenumiršta ir toliau rašo ten kodą, ta programavimo kalba, ir jos kūrėjas yra beros pavardė Rasmussen. Ir jis sakė, aš tai netaisau klaidų, aš tai tiesiog padarau, kad mano ten tas web serveris persikrautų automatiškai, kas 1000 užklausų ir man ramu. Tai galbūt, aš nežinau, reikėtų žiūrėti į konkrečią situaciją, bet galbūt tiesiog bandymų ir klaidų metodų, galbūt AI gali vienas apie kažką pagalvoti, tada kitas AI gali patikrinti, arba gal tiesiog reikia pasiduoti ir atiduoti žmogui tą kažkokį klausimą, kuris nesigauna 100%. Tai su sudėtingom sistemom tada problema yra, kad anksčiau ir vėliau ta kaina tos sudėtingos sistemos tampa labai didelė. Nu ir taip, religiškai pagalvojant, mes turim tik tai tiek kažkiek gyvenimo metų per savo gyvenimą, tai gal paprasčiau yra kažkaip paprastuoju būdu padaryti, ir jeigu AI kažkokią problemą turi, tai ją greit su savo senais neuronais galvo išsprendė ir tada tęsi, žodžiu, savo gyvenimą. Nes bandant ten tą sistemą davaryti iki 100% pasisekimo, rezultatas gali nuvilti. Nežinau, ar atsakiau. Evaldas turi klausimą turbūt dar. Jo, tai aš irgi labai norėjau padėkoti, kad geras pristatymas ir geras toksai pastebėjimai geri.
Dariui papildymą irgi turiu, aš su savo sistema bandžiau kažką tai padaryti tokio krūto, kur niekas irgi neturi ir išgryninti iki ten begalėjimų. Aš metus laiko savylaikiau ir paskui pasižiūrėjau, kad atsirado konkurentas ir nafik trenkiau. Kita padariau dalyką irgi, dailinau ir vat kaip pasakė, paimk, paleist, tai nors kas nors, ką nors pasakys apie tai. Tai iš tikrųjų paėmiau, sukėliau kaip yra, atėjo pažįstamas, sako, kokį gaidį tu čia padarei, davai tu čia tai perdaryk. Tai, ta prasme, pasitobulinai ne taip, kaip pats įsivaizduoju, kaip, visuomeniai, priimtina yra. Tai vat, iš tikrųjų tas pastebėjimas, kad pasileisk ir paskui žiūrėk ir tada ir išsitobulinsi. Aišku, nežinau, ką Darius kuria, tai vat yra variantas, kad gal ten labai specifiškas kažkoks dalykas, tai tiesiog linkiu pasileisti. Noriu labai greit papildyti Evaldą, yra tas pažįstamas, kuris ateina ir pasavė, bedo pirštų, sako šūdas, bet yra kita kategorija, yra pažįstamas, iš kurio paėmė nors 1 eurą. O net, nežinau, 10 euro centų yra, jeigu yra mokantis pinigus pažįstamas, tada jau jo požiūris yra visiškai kitoks. Tai ypač, jeigu produktas mokamas, tai reikia tą pirmą mokantį klientą rasti. Jeigu nepavyksta, tada ten, kas čia rašė, turi 26 projektus, 8. Pereiti prie kito projekto 29. Martinas turi klausimą. Jo, aš čia gal labiau atreaguoti, žinai, tai kas sako, žinai, tą nuomonę irgi labai, labai svarbu atkreipti dėmesį. Ar tas žmogus bent jau mokėjo eurą ar 2 ir panašų sprendimą bent jau bandė naudotis, nes, kaip čia, opinions, cheap, ir jomis galima kliautis, bet reikia žiūrėti, kas šneka. Tai aš dabar mažiau į tai kreipiu dėmesį. Bet jeigu tu pats jau vertini tą žmogų iki parodymo ir panašiai, ir jo nuomonė, tai tokiu atveju yra žymiai geriau. Bet kokiu atveju Linui irgi pritariu, pats irgi iš tų labiau, kuris, kaip ten, pamatuok, po to ten kirpk ir planuoji, ir po to ten analizuoji, ir ten analizės paralizės prasideda visi dalykai ir panašiai. Tai su AI, bent jau mano ta patirtis rodo taip, kad jo, kuo greičiau leisk, versija 1, pas mane dabar, kaip tik šiandien žiūrėjau, skaičiukas keičiasi paskutinis, tai dabar 477 update'as eina ir panašiai, bet ir turiu 4 skirtingus versijavimo dalykus, bet jie šipinasi kasdieną. Turiu kasdieną bent išleist po 10 update'ų, mažiau negali būti, sekasi jau 40 diena kiekvieną dieną, kad išeina, tai taip ir toliau. Neveikia, kartais veikia, kartais kažkam parodai, kažkas lūžta, šiandien dariau kaip tik pristatymą su klientu, baisu buvo, nes ne viskas veikia, bet kadangi ten dirbu kitam pasaulio gale, tai jie kol miega, sakau, ryte, kai atsikelsit, jau visą tai bus išspręsta. Tai aš irgi pritariu tam, kad shipinkit, rodykit, gaukit kritiką, greičiau tai veikia. Ypatingai, jeigu neveikia kažkas, tai atsisėsit, o kaip galim, kažkaip smegenis persijungia į geresnį režimą ir pradeda daugiau daryti. Ir beje, ačiū už humorą, labai patiko. Tikrai. Dėkui. Paskui, kai ilgai nerodai, toks gaunasi variantas, stengiasi, o paskui pasako, aš ne tą kryptim norėjau. Jo. Arba bijai iš vis tada rodyti. Evaldas kėlė ranką. Jo, kėliau, bet aš Martinui norėjau paantrinti, labai įrankis šiaip didelio masto yra, tai gal pas tave ir versijų į dieną, gal 10 išeina, nes kiekvienam įrankiui, tavo branduolį, 10 update'ų, tai čia turbūt minimum per dieną turėtų būti. Ten yra appsai kuriami, tai ten atskiras dalykas, tai ten dėl to daug visko šipina. Bet pagrindas jo vis tiek užtruko, nežinau, virš 1000 versijų.
Ar turim dar klausimų? Jeigu ne, tai 8 valandas, kaip ir priklauso. Linai, ačiū už pristatymą, labai įdomiai, charizmatiškai ir tikrai naudingai. Aš manau, galbūt, jeigu viskas gerai, aš įdėsiu nuorodą, kur su tavim galima būtų susisiekti ir rezervuoti susitikimą YouTube'ai, galbūt kažkas žiūrės įrašą ir tada bus galima ten susirasti, kad patogiau. Viskas tinka, po dieną, po beklinką. O šiaip tai, kaip ir viskas, smagu visus matyti dar kartą. Dariau, prašom, kad jau... Kad jau taip kalbinat. Tai Linai, o kokiais klausimais į tave turėtų kreiptis? Čia toks irgi bendrinis klausimas. Kokiom temom gali padėti ir kam? Tamsai aš jau mačiau, ten turi sistemą tokią, kur nežinau, aš sakau, aš automatizuoju, patariu šiaip netechniniams asmenims arba biški techniniams, tarkim, tiems, kurie turi e-shopą ir nori kažką susintegruoti ir klausinėti su AI-om kažkokių klausimų, ar nori sužinoti ten kažkokias galimybės AI-us, ar turi kažkokių idėjų, arba kažką ten darė, nesigavo, arba nori OpenClaw asistentą pasileisti ar panašų asistentą, tai aš galiu padėti. Trumpai tariant, kažką iš tikro pasaulio bandant automatizuoti. Jeigu galima paklausiu papildomą, OpenClaw, praktinis pritaikymas, ką su juo realiai galima padaryti, kad jisai realiai dirbtų, o ne tik tokį nusdegintų? Buvo tikimasi daug. Realiai ten yra toks gana keistas, gal labiau prieinamas interfeisas, norint remote komanduoti, žodžiu, kažkokiam robotui. Bet Cloudas tai nukonkuravo, Cloudas turi remote sessions ir dabar galima savo kompą reguliuoti per Cloudo appsą. Tai manau, kad didžiausias takeaway iš OpenClaw būtent yra ta skillsų ekosistema, nes dabar dėka OpenClaw, kuris labai išpopuliarėjo, gal iš pačio OpenClaw nėra daug naudos, bet visi tie skillsai ir kurie gavosi kaip to OpenClaw išdava, ir tas skaičius akių, kurie žiūri į tos skillsus, tos skillsus tai yra tekstinis failas, tu gali jį imti, nukopijuoti kažkur kitur. Tai aš manau, kad didžiausia nauda pasaulyje yra visa ta ekosistema. Ir jeigu Cloudas dabar yra madinga, tai tas open sourcinis OpenClaw irgi kažką sugalvos, tie žmonės kažką naujo ir ta atvirojo kodo konkurencija visiems yra naudinga. Galiu paklausti dar vieną klausimą. Žinoma. O ar yra galimybė per nuotolį valdyti kelias sesijas paraleliai, cloud kodo? Va šito neradau. Vieną, kad galima, suprantu, ar ten telefoną, ar kažkaip tais, bet be video, bet terminalo, ne terminalo per ten kaip Rasdeskas, ar tenais kitos tos ekrano atvaizdavimo programos, ar galima kažkaip terminalus kelias sesijas iš kito kompo paleidinėti? Galiu vėl pasišerint screeną. Tai apart Cloud kodo, kuris ten turi remote sessions, aš greičiai gal tikiuosi per minutę spėsim. Tai kam nepatiks, gali įti namo. Aš turiu VPS-ą Vokietijai. VPS-o pavadimas yra bedarbis. Ir ten yra programa, nežinau, ar matosi, vadinasi TMUX, kuri kaip tik ir valdo tas kelias sesijas. Ir čia mano, žodžiu, dabartiniai projektai, paprastai ten būna jų kokie 8. Čia prisijungiu prie aktyvios sesijos ir čia galiu kažką rašinėti.
galiu kurti kažkokias naujas sesijas, taip, nesisuks, negyvensi. Ir taip pat su, taip parodysiu. Taip pat labai įnikau vaikščioti, vedžioti šunį ir kažką galvoti, kokius nors darbus savo cloudui. Tai dėl to turiu atskirą SSH programą, su kuria prisijungiu prie to savo serverio. Programą irgi su Cloud Code sukūriau. Čia dabar matosi visi čia savo UX sesijos. Nu kaip savo. Ta programa jau buvo sukurta, bet beje sukurta irgi su vibekodinta. Tai turbūt nes aš SSH būtent ant mobilaus labai ieškojau, bet neradau nieko patogaus. Jeigu parašysi e-mailą, aš prisiminsiu, ką aš naudojau kaip pagrindą. Bet va čia pasirinki arba egzistuojančią sesiją, arba jau naują sesiją ir va čia gali, žodžiu, rašinėti, tada va yra tas Whisper Pro, paspaudžiu, ten kažką sušneku, kažkokios komandos, paspaudžiu Enter, tada šnauseris apsikakoja, šimu maišiuką, kol jis surando šiukšlių dėžę, tada jau cloudas būna kažką sugalvojęs. Nu va toks kažkoks, kaip minėjau, aš irgi mokusi ir aš ieškau, koks tas procesas būtų geriausias, nes man atrodo, anksčiau ir vėliau tas mano 20 metų kaupti ten tie skillsai rašymo kodai, jie jau nebelabai bus naudingi ir man reikia kažkaip išmokti prie kelių skirtingų projektų dirbti, tuo pačiu metu nesunku, ten junginėjęs tarp sesijų, reikia kažkaip išmokti dirbti prie vieno didelio projekto keliom kryptim vienu metu. Tai va, greitas takeaway, tai irgi būtų klaus Cloud Code ir jeigu reikia kažkokios programos, ypač šiais laikais, tai tiesiog paprašai kokio nors cloudo, kad tegul arba padaro per naują programą, kas jam nebūtinai labai gerai gausis, arba tegul susiranda atvirojo kodo programą, jau parašytą, parsisiunčia ją, pasiredaguoja kaip jums norisi ir tada ją galima pervadinti, uždėti savo naują logo ir tada naudoti. Tuoj parašysiu į chatą tą sesijų menedžerį. Tai TM UX yra populiariausias, bet yra dar gal kokie 8. Aš kitų nebandžiau, nes aš gal konservatyvus. Nežinau, ar padėjau ir atsakiau apie UI toolsų, sakau, yra ten Cloud Remote Sessions, bet aš kaip kompiuteristas visą laiką galvoju, kaip čia padaryti ir kad prie to cloudo būtent neprisirišti, nes aš galiu su kažkokiu kitokiu chatbotu šnekėti per tą SSH savo. Nei vienas neišėjo. Dėkui, naudinga labai. Gerai, Evaldai, dar mačiau ranką kėlė, ar jau atsakė, ar klausimas? Kėliau, bet aš paskui visada labai išsiplečiu ir ten... Sakai, jau užtenka. Visi sako, einam namo. Aš galiu pabaigai papasakoti apie slaidą, kurį svaršiau pridėti, bet nepridėjau. Nes išėjau valgė dienos pietų, buvo ravioliai, bet tik tai iki 3. Tai... Aš manau, kad dabar su dabartiniu toolingu galima išsisukti nieko labai daug apie kompus nežinant, gal tik tai kažkokius principus, bet man atrodo, kad vienintelis toolsas, gal ne vienintelis, bet gana svarbus toolsas, kurį reikės per prievartą išmokti, bent jau principus, kaip jis veikia, koks tikslas, kaip daugmaž gaudytis, yra pavadinimu Git. Git yra versijų kontrolės programa. Ir kam to reikia, tarkim, dirbant tik tavo atsakymas į tavo klausimą. Prie kažkokio projekto ir... Linai, pasitikrink LinkedIno žinutės. Gerai, galėsim pabendrauti. Git yra versijų kontrolės programa, kuri skirta, sakykime, tekstiniams failams. Tie tekstiniai failai paprastai būna kažkokios programinis kodas. Ir su AI-om jūs ten komanduojat ir einate 2 žingsnius į priekį, vieną atgal, 2 į priekį, vieną atgal. Labai naudinga tuos pakeitimus sekti. Ir Gitas yra labai sudėtingas, techniškai
praktiškai nesvarbu kokio kietumo būtų kopiterastas, jis naudoja gal kokias 6, jeigu dar kietesnis 8 gito komandas. Ir tai yra, tas gitas yra labiau tas galvos modelis. Ir įsivaizdavimas, kas po ko, kaip ten vyksta ir kokia ten idėja su to gitu, kas tie commit hashai ir visa kita. Tai rekomenduočiau kažkaip arba su AI'us pagalba, arba su Google, arba YouTube'as pagalba išsiaiškinti, kas tas gitas ir savo AI'us produktuose naudot gitą. Čia mano tas įsivaizduojamas slaidas buvo. Labai geras ir labai laiku, žinau. Net neįsivaizduoju, kiek laiko. Pasikartosiu, patikrink praštau savo LinkedIn pakvietimus į draugus. Jau dabar tikrinti gerai. Gerai, tai kolegos, malonu, fainai, kaip visą laiką su jumis pabūti, praleisti antradienio vakarą iki kito antradienio. Jeigu ką, palaikom ryšį, komunikuojam, bendraujam ir gražaus vakaro. Iki. Linkiu klestėt. Klestėkit.